Sveiki visi mielieji žmonės, žinokit, labai gera tarp jūsų būti. Kitas dalykas, norėčiau viešai visų mūsų vardu pasveikinti Ugnių Liogę gavus medalį. Ir trečia, dabar jau prasideda lyg ir įžanga į pačią paskaitą. Mane savaip labai asmeniškai užvedė, kaip tik Kosto Sabulio paskaita visiškai astrofizinė, visiškai mokslinė. Aš prisipažinsiu, mokyklą baigęs aš norėjau stoti astrofiziką. Nes fizika ir matematika buvo mano mėgstamiausi mokslai. Aš skaitydamas net namie po pamokų jos toliau, reiškia, mane vežė, bet tuo metu nebuvo ėmimo į astrofiziką. Jis ėmė kas 4 metus. Ir tiesiog man grėsė arba eiti kariuomenę, arba stoti kažkur kitur. Ir aš nusprendžiau stoti kažkur kitur, stojau irgi ten neprašiau į matematiką. Ir tik tai 27 metų man ištiko tam tikras virsmas, po kurio aš supratau, kad labai gerai, kad aš nestojau astrofiziką. Nes tai, kaip aš žiūrėjau į žvaigždes nuo pat jaunystės, yra visiškai kas kita. Tam tikra prasme tai irgi gali būti tyriama mokslo, tam tikro mokslo, kito mokslo visiškai. Bet tas mokslas tikrai yra ne astrofizika. Tas mokslas, jis galų galiais plačiausiai kalbant priklausytų humanitariniams mokslams. Ir tarp tų humanitarinių mokslų matyt dar kažkas tokio siauresnio, ką bendrais bruožais ir būtų galima pavadinti mitologija. Nes mitologija visiškai nėra kalbėjimas apie išorinio pasaulio reiškinius. Ir žiūrint, kalbant, turint omeny dangaus kūnus, tai dangaus kūnų mitologija tikrai nėra naivi vaikiška fizika arba fizikos įžanga. Tai yra visiškai kitos rūšies pažinimas ir visiškai kitos rūšies sritis, apie kurią mitologija kalba. Pagrindinis esminis dalykas, kad mitologija kalba ne apie išorinį pasaulį, o apie vidinį pasaulį. Bet kadangi nėra kito būdo kalbėti apie vidinį pasaulį, kaip kad pasitelkiant išorinio pasaulio vaizdinius, tai apie vidinį pasaulį žmonės nuo pat pradžių kalbėjo ir, manau, visada amžinai kalbės būtent išorinio pasaulio įvaizdžiais, tik suprantamais ne pažodžiui, o perkeltine prasme. Dėl to bet koks kalbėjimas apie vidinį pasaulį, vadinasi bet kokia mitologija, visuomet sudarys įspūdį, tarsi kalbama apie išorinį pasaulį. Ir iš pirmo žvilgsnio visada atrodys, kad kalba tai tarsi apie išorinį, apie daiktus, reiškinius, kuriuos matau aplink save, bet kalba kažkokius niekus. Nes tai visai kitaip tie dalykai tarpusavy susiję, negu kad jie čia pasakoja. Bet jie kalba ne apie tos dalykus. Tiesiog tie dalykai tampa priemonė būdų kalbėti apie tai, apie ką, kas akimis nematoma, ausimis negirdima ir ką neįmanoma parodyti pirštu. Kitaip sakant, mitologijai visas pasaulis yra tam tikras sutelktinis, daugeriopas, daugialypis, daugianaris simbolis arba metafora. Šįkart, kadangi kalbam apie aušrą, tai ir aušra yra gali būti tam tikra metafora, kitaip sakant, išorinio pasaulio reiškinys, kuris mes vadiname aušra, gali būti kito vidinio pasaulio tam tikro reiškinio metafora arba simbolių. Ir štai apie tą kitą reiškinį mes dabar ir pamėginsime truputį pakalbėti. Pradžioje aš čia parinkau tokios daugiau empirinės šiek tiek medžiagos, empirinė vėlgi šiuo atveju humanitarinėse moksluose reiškia ne išorinio pasaulio reiškinių empirika, ne fizinių eksperimentų rezultatai, bet tekstai. Tai yra tikri, realūs, įvairių šalių, įvairių amžių tekstai, kurie savaime, tyriant žmogaus mąstymą, žmonijos mąstymą, tampa tą empirinę medžiagą, kurią galima tyrinėti, apibendrinti, daryti išvadas iš jos. Tai štai šiek tiek dabar tų tokių įvairių tradicijų tekstų apie tą vidinę aušrą, prie kurios mes toj prieisime.
Pirmasis tegul bus Tibeto mirusiųjų knyga, dėl to, kad šitas tekstas kaip niekas, kaip joks kitas atviru, kaip tekstas, kaip niekas kitas atvirų tekstų kalba apie šitą reiškinį. Tai yra apie žmogų po mirties ištinkančią šviesą arba, galima sakyti, priverstinį neišvengiamą nušvitimą. Tibeto mirusių knyga yra toks vakarietiškas pavadinimas ir tibetietiškai kitaip vadinamas Bardo Todol, ir vadinamas, žodžiu, ten dar ilgesnis pavadinimas. Jis yra iš toks ne visai vieningas, jau dabar yra bent 4 vertimais truputį skirtingo. Kaip ir visi tikri, reiškia, tekstai senovės pasaulio ir tautosaka irgi šiuolaikinė visada gyvena variantais. Ir iš tų variantų mūsų šiuolaikiniai mokslininkai sunorina, sudėlioja kažkokius invariantus arba kai kurie iš tų variantų tampa norminiai tokie, reiškia. Tai Tibeto mirusių knyga irgi turi variantų. Tibeto mirusių knygos paskirtis yra ją skaityti prie mirštančio ir mirusio žmogaus kūno. Prie mirštančio suprantama tam, kad jį būtų galima nukreipti, tarsi, reiškia, lyg įduoti tam tikrą, lyg nupasakojant, pavyzdžiui, kur tu važiuosi, bus ten posūkis ten, kur rodyklės, lyg nupasakojant kelią. O prie mirusiojo žmogaus tikint, kad mirusiojo sąmonė, bent jos kažkokie tai atplaišos, kurį laiką aplink tą jau nebegyvą kūną, kurį laiką sklando ir tarsi jos galėtų girdėti dar kurį laiką tą, reiškia, tą šalia sėdinčio žmogaus skaitomą Tibeto tą mirusiųjų knygą, kurios paskirtis irgi yra būtent informuoti ir nurodyti, kaip elgtis ir ką daryti. Ir kas maždaug laukia, kas ištinka po mirties ir kaip tu tame elgtis. Kiekvienas paprastas žmogus po mirties girdėdamas skaitant mirusiųjų knygą gali, cituoju, atpažinti pirmapradę vaiskiąją šviesą. Toks terminas, bent jau lietuviškam vertime, šitaip jis skamba. O atpažinęs vaiskiąją šviesą tikrai išsivaduos. Nes kiekvienam po mirties aiškiai sušvinta vaiskioji sąmonės šviesa. Ir svarbiausia yra ją atpažinti. Dar truputį paplėtosiu šitą Tibeto mirusių knygos vaizdinius. Manoma, kad jeigu mirusysis atpažįsta tą vaiskiąją šviesą, jis sutampa su ja, jis atpažįsta ją kaip savo vidinę esmę. O jeigu jis išsigąsta arba net pažįsta jos, kaip nors kitaip ją reaguoja, jis tada leidžiasi toliau į sapnus, kurie jam, ištinka tam tikri toliau reiškiniai jam, kurie panašus yra į mūsų gyvųjų miegančiųjų sapnus. Ir tie sapnai neša žmogų, kaip lyg vėjas beveik bevalį, kaip sapnuose maždaug neša tol, kol jis susapnuoja būsimąją savo motiną, mylinti su būsimuoju savo tėvu ir juose užsimezga kaip būsimasis į naują gimimą perinantį žmogus. Tai išsivaduoti iš šito gimimų ir mirčių rato, pasak tibetiečių mirusių knygos, galima būtent atpažįstant po mirties tą vaiskiąją šviesą. Štai ką Velioniai turi pasakyti prie jo lavono skaitantysis Tibeto mirusių knygą. Kilmingasis, vardu toks ir toks, atėjo laikas rasti kelią. Nutrūkus išoriniam kvėpavimui tau sušvis pirmojo laipsnio vaiskioji šviesa. Tai grina erdvė primenanti visų reiškinių tuštuma, aiškus ir tuščias, nei išorinių ribų, nei centro neturintis nuogas budrumas. Atpažink jį ir panirk į jo šviesą. Toliau vėl. O kilmingasis, tavo sąmonė atsiskyrus nuo kūno, sutviks tyra esmės šviesa. Subtili, giedra, vaiskiai spindinti, gąsdinanti žiūrėjimu, žaidžianti spinduliais lyg miražas pavasario pievoje. Nebijok jos, nedrebėk, nebūkštauk, atpažink joje savo prigimties švytėjimą. Turime omeny dvasinę pirmapradį žmogaus prigimtis. Kai kuriuose pagalbiniuose tekstuose pakartotinai priduriama, esmės vaiski šviesa suspindi mirštant visoms gyvoms būtybėms. Tačiau, nors ir visoms būtybėms spindi tikra vaiski šviesa, bet nepatyrusi jos neatpažįsta, o neatpažinę vėl nuklysta tamson. Ne vienas tibetietiškojo budizmo atstovas nekartą yra minėjęs bei aiškinęs šį Tibeto mirusių knygos vaizdinį. Tarp jų yra toks Sogėlis Rinpoche,
arba Rimpočio, kurio knyga irgi išversta į lietuvių kalbą ir kuris be to šiai vaiskiai šviesai nusakyti pasitelkia, kas mums dabar jau yra kaip tik svarbu, aušros įvaizdį. Jo žodžiais, Amitabha yra beribė švytinti mūsų proto prigimtis. Na, proto, aš gal sakyčiau, ne visai vykęs vertimas. Tas tibetietis pats kalbėjo, rašė angliškai jau vakaruose, yra mind. Mind yra ne visai protas. Vienas iš vertimų galėtų būti siela, sąmonė, menta, toks yra žodis, kuris gal tiksliausiai apimtų šitą mind, reiškia angliškai. Bet reiškia, mūsų gana retas žodis, nu čia verčiama proto. Amitabha yra beribė švytinti mūsų proto prigimtis. Mirštant tikroji proto prigimtis pasireikš tą mirksnį, kai išauš pagrindo šviesa. Bet ne visi būsime pasirengę ją atpažinti. Paaiškinsiu, sanskrito Amitabha, čia sanskritiškas žodis, pažodžiu yra bekraštė neišmatuojama arba nematuota. Mita reiškia neiginys ir mita matavimą žymintis dalyvis, šviesa arba spindesys, bha. Čia būtų galima prisiminti lietuvių myslės, kuriuose dangus yra užmenamas kaip laukas nematuotas. Juolab, kad laukas yra kaip tik šviesą žyminčios šaknies liauk indoeuropietiškos, tai tas laukas nematuotas beveik analogas yra Amitabhos, čia išnaša. Kitur Sogėlis Rimpočė cituoja vieną tradicinį tekstą skirtą sakyti pačiam mirštančiajam, o jis prasideda taip. Dabar, kada mirties bardo man aušta, bardo yra tarpinė būsena tarp kažkokių dalykų, šiuo atveju tarp mirties ir būsimojo gimimo, tai būtent mirties būsena, mirties išgyvenimas. Dabar, kada mirties bardo man aušta, atmesiu aš bet kokį ilgesį, įsikibimą, prisirišimą ir taip toliau. Tam, kad galėtum palikti visus vaizdinius, kurie velkasi iš paskos buvusio gyvenimo ir atpažinti tą vaiskią šviesą, bet svarbiausia, kad jinai aušta jam dabar. Taigi apibendrina Sogėlis, pagrindo švytėjimo arba vaiskiosios šviesos aušra, mirštant ir visų geriausia proga išsilaisvinimui. Pagrindo švytėjimo aušra atvėrė visiškai naują sferą, kuri štai dabar ima skleistis. Naktis virstanti į dieną. Šis palyginimas man pasirodė tinkamas jai apibūdinti, čia Sogėlio žodžiai. Pagrindo švytėjimas randasi lyg vaiskuma tuščioje padangėje prieš aušrą. Kaip saulė pakyla vaiskoje ir tuščioje padangėje. Čia vis Sogėlio žodžiai, vis tie palyginimai, kaip jis apibūdina tą po mirties, ir aš tą patį pasakysiu, išauštančią šviesą, kurią netgi jis ir net diena pavadino. Šituo požiūriu Tibeto mirusiųjų knyga, nors galbūt iškalbingiausias, daugiausiai tam dėmesio skiriantis tekstas, anaiptol nėra vienintelis. Apie mirštant nušvintančią šviesą kalbam ir japoniškame dzen budizme, antai Poringėje, pavadintoje paskutinis Hoshino eilėraštis, kuris prasideda: aš atėjau iš spindesio, į spindesį aš grįžtu. Čia beje išnašoje paminėčiau, kad šitą knygelę yra parengęs Domantas Razauskas. Atitinkama užuomina ir japoniškojo tyrosios šalies budizmo atstovo Saiči trieilyje. Gyvenimo pabaiga nėra mirtis. Nemirtis, štai kas yra gyvenimo pabaiga. Gyvenimo pabaiga tai tapti namu Amida Butsu. Pastaroji frazė tai japoniškai ištarta sanskrito nama Amitabhudaja. Tai yra pagarbinimas Amitabhai Budai, kur tas Amitabha pažodžiui vėlgi yra nekas kita kaip bekraštė nematuota šviesa. Apie mirštant nušvintančią šviesą kalbam ir indiškojo budizmo tekstuose, kaip tokiam, pavyzdžiui, Sadharma Smrityupasthana sutra. Indijoje apie tai kalbama beje ir ne tik budizmas. Užuominų galima aptikti jau Vedose, netgi seniausioje iš jų, Rigvedoje. Pavyzdžiui, 10 mandaloj 113 himne, kuriame Somos prašoma: kur negestanti šviesa į saulėtą į pasaulį, ten nuvesk mane, o pavamanai. Pilnuose šviesos pasaulios nemirtinga padaryk mane. Nes nemirtingumas ir yra iš esmės atpažinimas. Kaip tik atpažinus šitą nemirtingąją šviesą, jinai yra nemirtinga, tam žinoji pagrindo šviesa, tas vaiskus iššvitėjimas.
Ir jeigu tu atpažįsti kaip savo esmę, tu tampi nemirtingas kartu su ja. Arba štai 10 mandalos 58-ame himne į Velionį kreipiamasi. Kai tavo vėlė jau toli nukeliavus spindulių šviesos, mes šaukiam ją sugrįžti. Kai tavo vėlė jau toli nukeliavus į saulę, į aušrą, mes šaukiam ją sugrįžti ir taip toliau. Vienas dalykas čia yra santykis tų, kurie šaukia, jie ilgisi to Velionio, aukoja, jam kviečia, na ir mes, tarkim, karts nuo karto per Vėlines, per Kalėdas ir metuose gana daug kartų kreipiamės, šaukiame, tarsi vaišintis mūsų vėlių protėvių, bet esmė mums šiuo atveju ta, kad yra pripažįstama, yra sakoma, jog tas Velionis jau yra į saulę, į aušrą nuėjęs. Netgi tada dar kviečiamas jis sugrįžti, mūsų nepamiršti. Panašiai po gero tūkstantmečio, o Vedos, ypač seniausių Rigveda, tai maždaug ne vėliau negu 1700 metų prieš mūsų erą, maždaug yra jau kanonizuotas kūrinys, jis nebuvo sukurtas per 3 dienas, ten matyt galimas dalykas, kad ir 2, 3, 4 tūkstančiai metų prieš mūsų erą įmanomi atskirų tekstų, reiškia, sukūrimo laikotarpiai. O po gero tūkstantmečio, jau apie vidurį prieš mūsų erą 1-ojo tūkstantmečio, Upanišaduose, antai Brihadaranyaka Upanišadoje apie mirštantį įsakoma. O jo širdies gelmėj tuomet nušvinta. Ir su šita šviesa išeina atmanas ar pro akis, ar pro viršugalvį, ar pro kurią nors kitą kūno angą. Jis tampa sąmonę, su sąmonė jis ir išeina. Čandogja Upanišadoje. Lygiai taip pat šitas ramusis, kai išnyra iš šio kūno ir patenka į aukščiausiąją šviesą, savo, čia įdėsiu į lauštinius skliautus, tikrąjį pavydalą atgauna. Čia žodžio tikrai nėra, tiesiog savo pavydalą atgauna. Tai pirmapradis Puruša. Tai yra tas dvasinis žmogus, dvasinė esmė, tai jis tada yra tikrasis, jis ir atgauna savo pavydalą, kada jis išeina į šviesą. Kalbam apie tą patį, truputį žodžiai tokie. Indija ir indiškos kilmės religijos, pasaulėžiūros, toli gražu šiuo atžvilgiu irgi nėra išimtis. Antai senovės Irano tradicijos požiūrių ir daug tekstų apie tai kalba, mirusiojo vėlė 3 paras tupi prie mirusiojo kūno ir būtent auštant 4 dienai kartu su tekančia saulė jį palieka ir keliauja į mirusiųjų pasaulį. Taigi kelionė į dausas prilygsta tolydžio auštančiai šviesai. Ir iranėnų, jau senovės iranėnų palikonių, skitų alanų palikonių osetinų požiūrių. Dausos tai yra savaime negęstančios šviesos karalystė, kurioje Velioniui linkima pasilikti. Dabar prisiminkime dar kartą tibetietį Sogyelį Rinpočio, kuris sakė, naktis virstanti į dieną. Šis palyginimas man pasirodė tinkamas vaiskiai šviesai apibūdinti. Dėl ko aš pakartoju? Dėl to, kad šis palyginimas pasirodė tinkamas ir senovės Egipto žiniams, sukūrusiems vadinamąją Egipto mirusiųjų knygą. Jinai visiškai kitoks kūrinys, visiškai truputį, ne visiškai kitokia truputį, jis kitaip naudojamas, jis skirtas buvo neskaityti prie Velionio kaip Tibeto mirusiųjų knyga, o atskiros ištraukos, arba tiksliau atskiri trumpi tekstai buvo įrašomi ant sarkofagų arba ant papirusų ir dedami į kapą prie Velionio, kaip rašytiniai pamokymai, kaip jiem, o jų užduotis yra ta pati, kaip jį pamokyti, kaip reiškia elgtis, kaip toliau ir su palinkėjimais, kaip, kad kas jam atsitiktų būtent toje pamirtinėje būklėje. Egipto mirusiųjų knyga irgi pavadinimas yra vakarietiškas, jį sugalvojo vakariečiai tyrinėtojai, tai irgi daugybės variantų, tarsi savarankiškų tekstų rinkinys. Įdomu, kad pačių tibetiečių šitos rūšies tekstai buvo vadinami kaip ištarmės apie išėjimą į dieną. Šita Egipto mirusiųjų knyga arba vienas iš jos rinkinių irgi yra išverstas į lietuvių kalbą. Leidimą yra parengęs amžinatilsį Algis Uždavinys. Įdomu, kad ir Tibeto mirusiųjų knygą ir Egipto mirusiųjų knygą parengė Algiai.
O Algis yra iš 16 amžiaus žinoma mūsų tarsi dievų šauklys, pasiuntinys, tai toks išnaša tokia nedidelė. Algis uždavinys parengęs lietuvišką šios knygos leidimą yra paaiškinęs. Bert M. Gru, egiptietiškai, yra dažnai vartojama frazė reiškianti perėjimą iš tamsos į šviesą, keliaujant kabutėse su diena. Duato, o tai yra mirusių šalis, tai yra senovės Egipto dausos. Duato nakties tamsybėse, pakylant su rytmečio saulė, atgimstant dvasiniu pavidalu. Šiuo požiūriu ją lygiai taip pat galima vadinti dvasinės aušros, čia vis dar Algio uždavinio žodžiai, arba nušvitimo prašviesėjimo knyga. Kaip matėme, aušros knygos pavadinimas visai tiktų ir Tibeto mirusiųjų knygai. Keli pavyzdžiai iš pačios Egipto mirusių knygos, iš to lietuviškojo vertimo. Tokios trumpos ištraukėlės, tik kad tos vaizdinius pristatyti. Tyras velionis išeina į dieną. Žinodamas šią ištarmę, jis išeis į dieną ir jo siela nebus įkalinta. Osiris Ani, čia irgi apie velionį kalbama Osirio vardu, išeina į dieną. Arba į paties velionio lūpas įdedamas tekstas. Aš išėjau į dieną. Na, mes suprantame, kad išeiti į dieną, tai iš esmės galima tik per aušrą, nes būtent aušra yra įžanga į dieną, ir aušra net pagal apibrėžimą yra nekas kita, kaip galima būtų taip apibrėžti, kaip nakties virsmas diena. Senovės Graikijoje Plutarchui priskiriamas fragmentas iš Tobėjaus antologijos mirties patyrimą sulygina bei sutapatina su išventinimo arba iniciacijos patyrimu ir sako: pradžioje laukia kelionė, varginantis klaidžiojimas, baugus kelias per tamsą, nematant pabaigos. Tada, prieš pat pasiekiant tikslą, apninka visokie baisai ir siaubai, visoks šiurpas ir klaikas, tačiau po to nušvinta neapsakoma šviesa. Taigi, apie tą patį. Apulėjas metamorfozėse apie savo paties išventinimą prisipažįsta: aš pasiekiau mirties ribas, peržengiau Prozerpinos, tai yra Persefonės slenkstį, ir perėjęs per visas gamtos stichijas, čia elementai turime omeny, vėl grįžau atgal. Pačiam vidurnaktį mačiau saulę skaisčiausiai šviečiančią. Vidurnaktis turime omeny mirties tamsa, ir štai vidury mirties tamsos nušvinta skaisčiausiai saulė, kitaip sakant, išaušta aušra. Imperatorius filosofas Markas Aurelijus apie mirtį sako: kaip čia kūnai po kurio laiko pasikeičia, suyra ir padaro vietos kitiems lavonams, taip ir pakilusios į orą sielos, pabuvusios jame kurį laiką, pasikeičia, išsisklaido ir sudega visumos kuriančiajame prote, kuris jas priima save. Na, čia vėlgi protas yra iš lotynų kalbos mens, turbūt ne visai protas, irgi vienas iš vertimų siela yra, bet mums svarbiausia, kad sudega, kitaip sakant, ištirpsta šviesoje. Arba galima net sakyti, kadangi čia mens protas paminėtas, ištirpsta visuotinė sąmonė šviesoje, toje pačioje, apie kurią kalbėjo Tibeto mirusių knyga. Senovės skandinavų, islandų poetinės Edos antrojoje giesmėje apie Helgį, šio vėlė atsisveikindamas Sigrūnai sako: laikas jau man aušros takais joti, varyt žirgą pablyškusi skrydžio keliu. Na, čia vėlgi norisi išnašą padaryti, prisiminti mūsų žynius tulisonius ir ligašonius, kurie per laidotuvės esą regėję, na, aš manau, kad tai buvo tam tikri tekstai skaitomi, kur šitos pačius vaizdinius jie beveik pristato. Tai yra per dangų, velionis per dangų ant žirgo jojantis, iš esmės tai galima pridurti aušros keliu. Germanų tradicijai galbūt galima taip su tam tikra išlyga priskirti ir Wolfgango Gėtės paskutinius prieš mirtį ištartus žodžius mehr Licht, tai yra daugiau šviesos. Rumunai turi savitą laidotuvių raudą, vadinamą zorilė, tai yra slavizmas, bet nesvarbu, rumunų kalboje tai reiškia pažodžiui daugiskaitoj aušros, arba aušrelės tiksliau, sumažybinės. Ta rauda atliekama visas 3 dienas nuo mirties iki pat palaidojimo, 3 dienos išlieka visam pasaulyje. Ir būtent anksti ryte kiekvieną dieną, auštant, prieš pat patekant saulei. Slavai. Serbų laidotuvėse 3 arba 7 dalyviai atlikdavo specialų ritualinį pasninką, kurio tikslas, kabutėse, velionį išvesti į šviesą, izvestina svetlost.
Rusai turi priežodį, mirtin kaip saulėn, atvirų žvilgsnių nepažvelgsi. Mūsų irgi, tarp kitko, yra labai daug užrašyta vadinamųjų tikėjimų, iš esmės tokių trumpų teiginių, kad į saulę tiesiai plika akim gali žvelgti tik tyros sielos žmogus. O palaidojus velionį sakoma, duok Dieve jo arba jos vėleliai amžinąją šviesą, o kūnui lengvą žemelę. Labai aiškiai visų pirma skiriant kūną ir sielą, nes tai skirtingi visai likimai, paskui tik tais neišmanėlių lūpose susimaišo ten kartais į požemius kartu su lavonu ir siela grūdama. Iš tikrųjų, siela eina į šviesą. Latvijoje, pasak Peterio Šmito, 20 amžiaus pirmoji pusė, saulė yra susijusi su ano pasauliu. Iš viso latviškai ir vadinamas ana saulė, čia irgi įdomus dalykas, tai vinė saulė, tai mes sakom pasaulis, o jie Latviai tiesiog sako, tai yra ana saulė. Jau beveik turėdami omeny dvi saulės, šio kūniškojo pasaulio saulė ir anapusinio pasaulio ana saulė, kurio šita tai yra simbolis arba metafora. Taigi saulė yra susijusi su ano pasauliu, kur pati nueidama gali kartu pasiimti bei paslėpti kabutės ir žmogaus sielą. Todėl ir toks sapnas, kuriame miegantį žmogų apšviečia saulė, reiškia mirtį. Kaipgi taip gali būti? O dėl to, kad būtent mirtis yra susijusi su šita šviesa, su to apšvietimu, ir jeigu jau saulė staiga apšviečia, tai jau savaime yra mirties užuomina. Dar iškalbingesnė šiuo atžvilgiu viena latvių liaudies daina. Oi kaip gera, paskutinę valandėlę. Aš regėjau vėlių motę su dievuliu grumentis dėl tos mano dvaselytės arba sielužėlės. Nes dvaselytė yra sielytė, sielužėlė, bet žodis giminiškas būtų lietuviškai dvaselytė tiesiog. Ir toliau. Dievas mano ranką ėmė, vėlių motė pastumėjo, įvedė mane saulytėn. Vaizdas, reiškia, Dievas iš priekio ranką ima, traukia, o vėlių motė paremia iš užpakalio stumtelį. Ir kurgi įveda, kurgi ilgisi patekti, į ką sudėtos viltis mirštančiojo, ogi į saulę. Iš esmės saulė yra tarsi vartai, tarsi anga, tarsi langas, akis, per kurią, reiškia, išeinama į tą. Kaip žinote, dangus yra skliautas, pats žodis dangus reiškia dangų. Ir jis turi skylutes, žvaigždės skylutes, ir saulė atskirų atveju gali būti suvokiama kaip didžiausioji dangaus dangčios skylė, pro kurią žėri anapus ištisai begalinė šviesos jūra. Tai šitie mitologiniai, čia yra, dar tiksliau galima sakyti, yra kosmologiniai vaizdiniai, kurie kalba ne apie išorinį pasaulį. Jie kalba apie tos reiškinius, kurie dinamiškai, statiškai tai būtų kosmologija, pasaulėvaizdis, o dinamika kalba apie žmogaus paradoksą, pomirtinius išgyvenimus, patyrimus. Na ir atsidurėme galų gale ir Lietuvoje. Kadangi jau šitiek plačiai visur matome tos pačius vaizdinius, tai reikia nenustebti, kad lietuvių tautosaka tai nėra, kaip nėra išlikusi liaudės žemdirbių buvusių baudžiauninkų sielose. Jie mums galų gale, mūsų pirmiesiems tyrinėtojams ir vėliau jau nebebūdami baudžiauninkai, papasakojo tos prisiminimus. Kažkada galbūt žiniai truputį rimčiau, galbūt giliau, gal nuosekliau kalbėjo, galbūt galėjo kažką daugiau paaiškinti. Tautosaka nėra aiškinimas, tautosaka yra tam tikros poetinės nuotrupos, iš kurių tik suprasdamas gali paaiškinti, gali tyrinėtojas, gali mes, kažkas iš mūsų paaiškinti, bet ne pati tautosaka. Todėl žanras kitas. Tibeto mirusiųjų knyga yra aiškinimas, o lietuvių tautosaka yra poetiniai vaizdiniai, pažiūri iš esmės. Bet tik atpažindami jų bendrą pagrindą, juos atpažindami, tada mes galime suprasti, apie ką iš tikrųjų čia kalba apie tą patį. Gintaras Beresnevičius jau yra pastebėjęs, jog lietuvių raudos mini kelią, į kurį išsiruošia mirusysis, su juo siejamas aušros, ryto, užtekančios saulės vaizdinys.
Raudose sakoma, čia aš cituoju Beresnevičių, Beresnevičius cituoja raudas. Jau aušrelė išaušo, saulelė užtekėjo, daugtaškis. Aušta aušrelė, jau teka saulelė, daugtaškis. Aušrelė aušta, saulelė teka, čėsas keliauti tolimą kelelį į tavo tėviškėlę. Čia pat Beresnevičius šios lietuvių raudų vaizdinius palygina su minėtais atitinkamai senovės iranėnų ir senovės Irano tradicijos vaizdiniais. Jau dabar aš pats pateiksiu dar kelis panašių raudų pavyzdžius, kad matytų, jog tai nėra išimtis, nėra atsitiktinumas, tai yra tam tikras bruožas raudų. Saulelė teka, o mano tėvelį į kalnelį rengia. Sūnelį mano, aušrelė aušta, sūnelį mano, saulelė teka, o jau žirgelius kinka, o aš savo sūnelį išleisiu į aukštus kalnelius, į vėlių žentelius. Jau aušrelė beauštanti ir saulelė betekanti, tu išleisi mane jauną į amžiną tėviškėlę, po juodąją žemelę ir taip toliau. Aušt balta aušrelė, tek šviesi saulelė, o mano mergytė miega, saldų miega, nieks negali prikelti ją jauną pabudint, jau seniai gulam aukštam kalnelį ir taip toliau ir panašiai. Tas aušros aušimos, auštančios aušros, tekančios saulės, pridurkime nuo savęs, prasidedančios dienos įvaizdis raudose, vadinasi, kalbant apie pomirtinį likimą, kuris čia dabar ištiks tą mirusį, kurį apraudam, yra būdingas. Ir ne vien raudose, šitokius vaizdinius galima aptikti kartais retkračiais užrašytų ir pačių žmonių jau nuo savęs aiškintus. Mečislovas Davainis Silvestraitis XIX amžiaus antroje pusėje atrado tokį pateikėją, kuris tam tikrą sakmę sekdamas, jam pasekdamas, ten tokia išplėtota su jo paties komentarais to pateikėjo yra ta sakmė, ir tarp tų visų aiškinimų jau yra toks, kuris apie mirštantį žmogų sako, esą, cituoju, turi ana šviesa pasitikti ant kelio viečnasties ir ten nuvesti, ant ko yra ant žmogus susidirbęs. Na, kitaip sakant, įvyksta tam tikras teismas jo pomirtinis. Ir tą pomirtinį teismą atlieka šita išauštanti šviesa. Galima sakyti, kad mes žiūrint, kam suteiksime aktyvaus subjekto vaidmenį. Jeigu aktyvus subjektas yra pats žmogus, pati siela, pati vėlė, pati ta sąmonės atplaiša, kuriai vyksta visą tai. Tai ta skirtinga ir jos reakcija į išaušusią šviesą, žėrinčią, nesužiūrimą, nesuregimą, kaip saulė šviesa, ta reakcija yra jo teismas, kuriuo jis pats, tiesą sakant, save nuteisia. Jeigu jis puola išsiilgęs į tą šviesą, jis yra išgelbstimas, jis yra priimamas į šviesos pasaulį, tarkim, į tą aną saulę. O jeigu jis išsigąsta ir pasprunka, jam belieka kažkur tamsiau būti. Jeigu mes subjekto teisę suteiksime tai šviesai pačiai, o jeigu jinai, kaip sakėme, yra sąmonės, proto, mentos, tikrosios dvasinės prigimties šviesa, tai nėra jos subjektas, jinai nėra objektas, nėra daiktas. Šita šviesa tik simbolis. Tai mes turim teisę suteikti jai subjekto teises, tada jinai yra kartu teisėjas. Ir tą, kuris nebijo, neišsigąsta šviesos, priima, išteisina. Tarkime, priima į dangų, galima sakyti. Čia su tam tikrom išlygom, bet kosmologinio pasaulėvaizdžio terpėje tai nėra nesuprantama, tai tiesiog virš to dangčio yra ta amžinoji šviesa ir žmogus, galima sakyti, dangų priimama. O jeigu žmogus išsigąsta, tai tarsi tas teisėjas jį, reiškia, tada ir nuteisia ir atstumia. Savotiškai iš esmės tas teismas vyksta paties žmogaus pačiam savo, tam tikrą prasme, bet žmogus ne vienalytis, yra du lygiai. Ta tikroji prigimtis žmogaus, kiekvienos gyvos būtybės. Ir tas menkas jo savivokos atskaitos taškas, vadinamasis aš, kuris vienaip arba kitaip jaučiasi, masto ir vienokį arba kitokį santykį turi su ta būties esme.
Čia va tas teismas ir toje va ištraukoje ir yra išsakomas. Ir ta šviesa pasitikti turi ant kelio viešinasties ir ten nuvesti, ant ko yra tas žmogus užsidirbęs, kaip sakant, ko jis vertas, ten ir patenka. Ir būtent ta šviesa tai atlieka. Ir krikščioniškose Lietuvos luomuose, karalių giminėje, kaip tik šitaip mirė šventasis Kazimieras. Pasak Grigaliaus Ventickio, tai vienas iš legendų apie šventąjį Kazimierą šaltinių, karalaitis, cituoju, Vilniaus pilyje 1484 metais 4 kovo dieną švintant aušrai su didelė dvasinė ramybė užmigo viešpatyje. Tuo pačiu metu daugelis labai patikimų žmonių matė jo nesuteptą jokios nuodėmės purvų sielą, apgaubtą labai ryškios šviesos, palaimintų sielų nešamą į dangų. Čia jau viskas apipinta krikščioniškais vaizdiniais, krikščionis kalba, krikščionims kalba, bet gelmėje yra tas pats visame pasaulyje žinomas įvaizdis. Pasak Vidūno, iškildama aukšt savęs, ašai nesąmonė, tas ego vadinamas, tarsi pranyksta kaip kibirkštis ugnyje, kaip spindulys šviesoje. Tas pats įvaizdis. Vaizdinius rutulioja lietuvių poetai. Štai viena, turbūt, mano nuomonė, geriausioji Lietuvos poetė, Salomėja Nėris. Bet ne visa nyksta, ką mirtis paliečia, laisvos skaisčios sielos nulenkia linksmai, amžina grožybė joms per amžius šviečia, veltui čia prie karsto raudos ir verksmai. Apie gyvaitę besant patirtą dvasios nušvitimą savo, jinai sako, ak, viskas čia nyksta kaip sapnas, kaip dūmai, kažin lyg rytojaus ar švies man jisai, tas dvasios nušvitimas ją ištikęs. Aš vieno te trokštu, kol jis neužgeso, šviesoj jo sutirpti, išnykti visai. Iš esmės tai tas pats troškimas, apie kurį mes visą šią valandą kalbame. Nes, kada angels mirties man blakstienas užspaus, kada kūnas gyvybės nejaus, siela dangiška laimė užlies. Šiaip Salomėja Nėris yra pagrindinė didžiausia Lietuvos mistikė. Jinai yra visiškai, dar tiksliau pasakyti, jinai yra gnostikė. Yra tokių jos tekstų, kurie beveik žodin atitinka su gnostikų tekstais, atrastais ir išverštais į vakarų kalbas jau po Salomėjos Nėries rašytų šitų kūrinių. Tai yra kažkas tokio, jos sieloje savaime nušvito ne tik vaizdiniai, bet ištisi tekstai, kurie atitiko ypač gnostinę ir savijautą, ir pasaulėjautą, ir jos kančios yra visiškai gnostinės, nes gnostikai kentina šitą, jie suvokia šitą jį supantį pasaulį kaip tamsą ir nepaprastai ilgėjosi šviesos kaip savo prarastų namų. Tai visiškai Salomėjos yra savijautos yra. Dar pavyzdys iš poetės dienoraščio apie mūsų kalbamus dalykus. Mano gyvenimas sapnas, saldus mielas rojaus sapnas, bet paskui, kai nubusiu, jis virs realybę, virs amžinų džiaugsmo rytų. Ak, trumpas mano sapnas, karti mano taurė, bet man gera atsiminus, kad toj baigsis naktis ir už tos nakties tuštumos išauš skaistus rytas. Bet jinai ne vienintelė šito požiūriu, pavyzdžiui, šito mūsų kalbamo požiūriu. Vincas Mykolaitis Putinas. Žinau, netrukus ims jau aušti rytas, manasis rytas tiek naktų ieškotas, manasis rytas niekad nematytas, kurio ilgėjosi širdis ir protas. Žinau, to ryto tekančioj aušriniai, sušvis naujos dienos ugninės žaros, tačiau dėl ko nerimstančioj krūtiniai vėl liūdna ir graudu ir gaila daros. Šią naktį noriu džiaugtis ir gyventi, tegul negreit dar mano rytas švinta. Aišku, apie ką kalba, ko žmogus bijo, jis ilgisi, jis trokšta, jis nieko daugiau viso gyvenimą nesilgėjo taip ir netroško ir kartu bijo. Tegul dar ne dabar, dar ne rytoj. Ir paskutinis poeto palinkėjimas. Pakilk ir eik tolyn, tolyn į priekį, ties bedugne aukštai iškeltų tiltų ir saulei spindinčių viršūnių sieki, kad jau širdis daugiau nenusiviltų. Ir aš einu, sudie visiems, kas liekat, senais keliais negrįšiu niekad. Bet spindesys, reiškia, saulės nutviekstos viršūnės yra šitame vaizdiny būtinai. Dar vienas pavyzdėlis dabar iš archeologijos dėl šito vaizdinio archaiškumo.
pasak vieno iš parodos katalogo Baltų menas autorių, Adomo Butrimo, kai kuriuose 5000 metų senumo palaidojimuose, dar tik būsimųjų baltų kraštuose, cituoju, gintaro skrideniai buvo uždėti mirusiesiems ant akių. Toje knygoje Baltų menas yra ir kaukolės iškastinės nuotraukas su 2 gintaro skrideniais ant akių. Toliau išsako tyrinėtojas. Tai apeiginis papuošalas, o uždėtas ant akių galėjo simbolizuoti šviesą, nes mirusiajam jos kaip tik labiausiai reikia. Arba, kitais žodžiais, dėjimas mirusiesiems ant akių leistų manyti, kad tai galėjo būti ir saulės simboliai. Tarsi ne tik žodžiais, tekstais, Tibeto mirusių knygas skaitant, reiškia tikint, kad mirusysis Velionis dar girdi, Egipto mirusių knygą įrašant tekstus ant papiruso, dedant jam į kapą, kaip palinkėjimus, kaip pamokymus. Reiškia, bet ir daiktais, tam tikrais simboliniais daiktais, įkapėmis mūsų vadinamomis, yra duodama ta pati užuomina. Kad tu tamsos, kad tau pačiose akyse nušvistų šviesa, būtinai neišvengiamai, štai mes tau saulės, 2 įsikūnijusios saulytės dedam ant akių, kad vien tik šviesą te regėtų. Na, čia dėl archaiškumo vaizdinio, dar dėl vaizdinio visuotinumo. Amerikos indėnai Vinebagai savo Velioniui pagal tradiciją sako, tau dera iškeliauti rytui auštant, tekant saulei. Na, beveik kaip lietuvių raudose. Ir dabar būtų tarsi lyg antroji šito pranešimo dalis, kurią sudarytų interpretacijos. Šitą interpretuoti čia būtina. Tiesą sakant, kaip pradžiai užsiminiau jau, kalbėjimas apie vidinį žmogaus pasaulį pasitelkia išorinio pasaulio dalykus perkeltinė prasme. Vadinasi, ir šviesa čia šiuo atveju, nors jinai linkima, jinai regima, jinai tiesiog kalbama apie šviesą, bet tai ne kūniškos akis, ne kūniškų akių regima šviesa. Tai yra ta šviesa, kuri, tai yra, galima sakyti, tai yra metaforinė šviesa, arba šviesa yra anos fizinė šviesa, mūsų regima šviesa yra tos šviesos simbolis. Palaukit, nežinau, jeigu aš dabar nenusišnekėsiu toliau per likusios ten 10 minučių, tai aš labai džiaugiuosi, kad per jungiškąją sinchronizaciją, berods ar ne giedro dangų aš matau čia pro plyšį. Padėk Dievą. Šiaip jau keliose pastarosiuose mėnesio Juodaragio paskaitose, čia prieš tai užpraitoj buvo apie medį, ypač praeitoj apie ugnį, ir gal kitose, ir ne vienoje kitur skaitytoje paskaitoje sukalbėjęs apie taip, kad šitas vadinamasis vidinis pasaulis sudarytas iš išorinio pasaulio vaizdinių, suvokimų perkeltinė prasme. Apie ugnį kalbėdamas atkreipiau dėmesį į 3 ugnies savybės, tai yra šiluma šiuo atveju mums neaktuali, šviesa aktuali ir vertikalė irgi santykinai antroje vietoje aktuali. Ugnis šita prasme labai artima, mes matėm, kad pasak Marko Aurelijaus siela vėliava sudega. Tai aušra, šiaip tarp kitko myslėse, gaisras, aušra yra gaisras, tarkim, ant horizonto ta aušra raudona, tokia rausva matoma, arba vakaro žaros, jos daug, natūraliai savaime asocijuojasi su degančiu ugnim, didelė ugnim, su gaisru, kai ant žemės paviršiaus tarsi yra. Tai natūralu. Na ir ugnis dar suteikia vertikalės. Vertikalė irgi yra labai svarbus simbolinis reiškinys. Mes kalbame apie pakilimą, apie nuosmukį. Ir labai aišku, jeigu tik paklausus galima, jeigu klausimas kiek metrų nuskamba kvailai, reiškia mes kalbam apie perkeltinę, apie vidinį pasaulį, perkeltinę prasme. Nes fizinė prasme, kalbant apie bet kokį pakilimą arba nuosmukį, jį galima išmatuoti centimetrais, metrais, kilometrais, kaip nori. O jeigu šitos klausimas, jeigu žmogus sako, man vakar buvo toks pakilimas ir tu jo paklausi, kiek metrų, ir tai kvailai nuskamba, vadinasi, jis kalbėjo perkeltinė prasme. Lygiai taip pat šviesa yra perkeltinė. Išorinio pasaulio reiškinys šviesa yra metafora vidinio pasaulio reiškinio, vadinamo sąmoningumu. Čia ne naujiena yra, tai yra savaime suprantama. Mes sakom, nušvito protas, prisiminiau.
kažką pamiršau, telefoną kažkieno, nušvito prisiminiau. Aptemą užmiršau, nušvito prisiminiau. Nepasakysiu atvirkščiai, aptemo prisiminiau. Galima juokauti, bet savaiminis palyginimas yra labai vienareikšmis ir akivaizdus. Tai yra būtent sąmoningumas. Tai reiškia, ir tarp kitko mūsų, cituoti, čia būtų galima daug pricituoti, labai tiesiog citatomis vesti tą mintį. Bet, reiškia, ir Markas Aurelijus tą pomirtinę šviesą ar ugnį prilygino visuotiniam protui, reiškia, tam mens aukščiausiai sąmoniai, galima sakyti. Ir Brihadaranyaka Upanišadoje apie mirštantį jis pasakyta, o jo širdies gelmė tuomet nušvinta ir su šita šviesa išeina atmanas, jis tampa sąmonė, su sąmonė jisai išeina, niekas kita. Tai nušvitimas ir sąmonėjimas yra tas pats. Ir Tibeto mirusių knygoje sakyta, kad po mirties aiškiai sušvinta vaiskioji sąmonė šviesa. Tai esantis aiškus ir tuščias nei išorinių ribų, nei centro neturintis nuogas budrumas. Ir čia dar vienas terminas, kuris šiuo atveju svarbus. Švintanti sąmonė yra nubudimas. Aptemusi sąmonė yra sapnas, visiškai aptemusi sapnas yra sąmonė, yra sapnas miegas be sapnų. Truputį šviesesnė sąmonė yra sapnavimas, kada kažkas tarsi lyg vyksta, bet labai blausiai ir visiškai, ir beje, ir tiek valios ta turi sąmonė, kiek jinai yra nušvitusi. Sapnuose sąmonė nedaug valios paprastai turi, jai nutinka, jinai suvokia save kaip nešama tam tikrų jėgų, kurios yra sapne išorinės. Tai toks paradoksas. Sapnas visas yra viduje, bet mes sapnuojame išorę. Sapne. O štai nubudimas, sąmonės nušvitimas prilygsta sąmonės nubudimui. Iš tikrųjų, tas sąmonės visiškas sąmoningumas arba visiška aukščiausiai sąmonė, aukščiausia yra metafora, nes kitaip kiek metrų klausime. Vėlgi, čia tas aukščiausia irgi ta metafora neatsiranda be reikalo, iš tikrųjų yra dangus, vėlgi tas pats dangus virš dangiškoji šviesa ir yra aukščiausiai sąmonė. Vienas yra makrokosminis įvaizdis, kitas mikrokosminis, bet mes tais įvaizdžiais kalbame apie tą patį. Reiškia, visiškas sąmoningumas prilygsta šviesai, šviesa yra jo simbolis ir kartu budrumas yra jo būsena, tai yra nubudimas. Šia prasme, mūsų lietuvių tautosakos, mūsų raudos, kalbančios apie auštančią aušrą ir švintą tekančią saulę, tas pats budizmas, kuris kalba apie bundančią sąmonę, apie nubudimą iš šio pasaulio sapno. Tarp kitko, apie šį pasaulį kaip sapną irgi buvo Juodaragėje pokalbis prie ąžuolo, net prisimenu vietos, tam piliakalnyje, kaip tas piliakalnis vadinasi? Taip, Molavėnuose kaip tik buvo prie ąžuolo pokalbis su Ugnium kartu apie pasaulį kaip sapną. Tai čia irgi kitais žodžiais, reiškia, mes galim į kitokį pasakojimą įsitraukti, bet jis nesunkiai išverčiamas į šitą. Jie tokia savotiška bijekcija yra iš tų pasakų tarptų. Jie vienas kito vienareikšmiškai beveik suvokiami ir išverčiami. Kaip tik todėl nušvitimas ir nubudimas yra sinonimai. Reiktų paaiškinti iš viso galimybę šitokių dalykų, šitokių kalbų mūsų mokslo laikais. Iš tikrųjų yra įmanomi du ir tik tais du pasaulėvaizdžiai. Vienas yra pasaulėvaizdis mūsų dabar vadinamas materialistiniu, kad sąmonė yra nekas kita kaip smegenyse vykstančių cheminių ir bioelektroninių, biofizinių procesų padariniai savotiškai. Dėl to galima sąmonės būsenas keisti, pavyzdžiui, elektrodais arba tabletėmis, o jeigu ten, pavyzdžiui, net iš esmės beveik kad ieškomas atitikmuo tarp gimusios minties ir tam tikrų neuronų kurgirių, kurioje vietoje, reiškia, jau nekalbant apie tai, kad mes jau smegenis vartojam perkeltinė prasme, jau kalbėdami vis apie vidinį pasaulį. Iš tikrųjų, šitas pasaulėvaizdis įmanomas, jis santykinai neprieštaringas, arba bent jau galima stengtis iš paskutiniųjų viską šitai paaiškinti, o jeigu ko nebegali sakyti, tai mokslas dar pažengs, dar įrodys ateityje. Yra manomas visiškai kitas pasaulėvaizdis, kuris atramos taškų laiko ne materiją. Čia silpniausia materialistinio pasaulėvaizdžio vieta yra ta,
kad apie materiją sprendžia sąmonė. Niekas kitas apie materiją net negali spręsti ir man pati nieko negali spręsti, tik sąmonė gali spręsti apie materiją. Netgi kai jinai sprendžia, kad materija pirminė, tai nusprendžia sąmonė, ne materija. Antrasis, o gal istoriškai pirmasis pasaulėvaizdis yra, kad atramos taškas yra ne išorinis pasaulis, ne materialus pasaulis, o atramos taškas yra sąmonė. Jinai sukuria materialų pasaulį kaip savotišką regimybę. Regimybė plačia prasme, ne vien akių regėjimų, bet visų jutimų, visų juslių. Galima sakyti, nebereikalo tokių požiūrių pasaulis išorinis prilygsta sapnui. Juk sapne mes irgi galime atsidurti labai aiškiame, gana ryškiame pasaulyje, išorinėme pasaulyje. Mes jį suvokiam kaip išorinį. Ir tik nubudę suvokiam, kad iš tikrųjų tai joks išorinis, tai buvo mūsų vidinis pasaulis. Vėl, vidinis irgi yra metafora, nes čia jau nebėra vidaus išorės santykių. Kitaip sakant, pabaiga pasaulio sugrįžta, kaip sapno, pasibaigus sapnui, sugrįžtama į tą, kuris jį sapnavo. Tu nubundi lovoje ir tada sužinai, kad tu sapnavai tą pasaulį. Šia prasme, sąmonė yra pirmapradė, jinai sapnuoja savo sapnus, jinai iš jų ir nubunda. Tai sapnų sapnavimas yra aptemimas, santykinis, padėk Dieve laikinas, o nubudimas iš sapnų yra nušvitimas. Tai yra ta aušra, ta šviesa, kuri tvyksteli kaip visiškai absoliuti sąmonė, kurios mes čia sapne netikėtis net negalėjome. Nors fizinėme pasaulėvaizdyje, fizinis pasaulėvaizdis neprivalo paneigti šviesos patyrimų. Galima sakyti, smegenys miršta ir galbūt joms prieš visiškai numirštant gali įvykti kažkokie haliucinaciniai šviesos regėjimai. Tai tiesiog kalbėjimo būdas kitas, interpretacija kita, bet reiškinys gali būti tas pats. Jis nebūtinai yra paneigiamas. Dar daugiau, kadangi sapnuojamas pasaulis sukurtas ne tik su erdve, bet kaip čia minėta Einšteino erdvėlaikis, 4 matavimai, pasaulis sukurtas, sąmonė susapnuotas kartu su laiku. Jūs turbūt atkreipėte dėmesį, kad kiekvienas sapnas, išskyrus to, kurie tęsia vienas kitą, kiekvienas sapnas turi savo laiką. Jie visiškai neprivalo tarpusavį derintis tų laikų. Nes sapnuojama ne tik erdvė, sapnuojamas ir laikas. Šia prasme, iš mūsų fizinio pasaulio požiūrių čia esančių šitam fiziniam sapne, galima sakyti, kad liovusius veikti smegenims, iš tikrųjų nutrūksta bet kokia psichinė veikla ir sąmonė irgi užgęsta. Tai vyksta tiesiog, O sąmonės požiūrių laiko nebėra, jinai išeina iš to savo susapnuoto laiko, nubunda iš to sapno ir jam nebegalioja buvęs sapnas su savo sekundėmis. Iš vis nebeegzistuoja kaip reiškinys. Šia prasme, noriu pasakyti, kad tos du pasaulėvaizdžius iš tos vaizdinius mokslas jų negali paneigti, dėl to, kad jis prie jų prieiti negali. Jis gali juos tik perinterpretuoti, bet visada galima atsistoti sąmonės pusėn ir perinterpretuoti kitaip. Iš viso mokslas negali paneigti mitologijos. Ne iš tolo, jis jos iš vis nepaliečia. Nes, vėlgi sako, nuskridom į dangų, neradom Dievą. O Dieve mano, ne į tą dangų skridom. Į tą dangų kitaip skrendama, sukryžiavus kojas, pavyzdžiui, atsisėdus ramiai, be jokių raketų. Tiesiog dangus kitas. Ir tarp kitko niekada jis ten visada išliks tas pats senasis pasaulėvaizdis. Vieną dalyką būtų galima dar pasakyti, kodėl linkstame ir kada linkstame prie vieno pasaulėvaizdžio, o kada prie kito. Man atrodo, man pačiam kilo tokia mintis, aš nežinau, kiek jinai teisinga, man tiesiog taip staiga pasirodė ir savai paaiškino šitą skirtumą. Man regis, kuo mes labiau įsisapnavę, tuo tikresnis mums atrodo sapnas. O kuo labiau mes iš jo bundame, tuo labiau suprantame, kad jis netikras. Ir kuo mes labiau užmiegame ir grimstame į sapną ir į tamsą, tuo iš tikrųjų labiau juo ir kliaunamės. Ir tada mes po truputį stojame fizinio pasaulėvaizdžio, materialistinio pasaulėvaizdžio pusėn. O kuo labiau mumise bunda sąmoningumas,
tuo iš pradžių pradedame abejoti, po to galbūt patirti kažką ir ilgainiui pradedame būti, bent jau atsiranda kažkoks šalia visų kitų, šalia įprasto ir atsiranda dar tas ir vidinis naujas polinkis vis dėlto kliautis ir sąmonės pirmumą teigiančių pasaulėvaizdžių. Ir šiuo atveju patikrinti, kuris teisingas, yra vienintelis būdas. Arba užmigti ir įsitikinti, kad teisingas fizinis, arba nubusti ir įsitikinti, kad teisingas dvasinis. Tiktų, kadangi šita šviesa, nušvintanti vaistioji šviesa, reiškia aukščiausią sąmonę, visišką budrumą, nubudimą, sąmoningumą, tai visai galbūt nebūtina laukti mirties, kad jis žmogui šiek tiek prasimerktų, prasiskleistų. Jau labiau, kad ir galima čia kažko mėginti jį atpažinti, gal prie jo, arba jam atsiverti, jo nebeneigti, numanyti jį kaip galimybę jau tebesant gyvam. Tai ir net ir Tibeto mirusių knygoje pačioje sakoma, pavyzdžiui, čia kita citata, kurie gyvendami atskleidė savo grynąjį suvokimą ir yra patyrę, tiems vaistioji šviesa mirties prieangė spindės labai ryškiai. Tad labai svarbu gyvenant vykdyti dvasinę praktiką. Dvasinės praktikos esmė, kad ir kokie būtų jos pavidalai išoriniai, esmė yra būtent budimas, būtent sąmoningumo pirmenybės teigimas savo gyvenime, visų pirma savo viduje. Mūsų aptartąja prasme dvasinė praktika, dvasinis darbas, dvasinis gyvenimas ar kaip kitaip, kaip toks yra nekas kita, kaip toji pati vidinė aušra. Tebesant gyvam, tebesant gyviems, prie kurios visus mus kviečiu iš visų jėgų prisidėti. Ačiū už dėmesį.